Na, prie daugiabučio namo, balkono, vėl pavasario beieškant. O, ir žolė žalia, ir lapeliai, štai pienė išdygusi. Gražumėlis. Žali lapeliai. Vis tiek sniegas. Nieko nesumenkino. Pavasario ateinančio. Štai. Kas čia per lapeliukai? O! Nu gražu ar ne? Pasakykit. Gražiau už bet kokias rožės ar dar ką. Tokiam žiemos laikotarpį aš jaučiuosi kaip 12 brolių atratus ir jie man pavasarį sugrąžino. Štai. Ir va. Žalia. Gražiai apsnigti berželiai. Tolumoj. Einam. Matau tenai žalią oazę. Nu gražu, ane? Kaip kokie keisti žieminiai augalėliai, gėlės, sniego kupsteliai, grumsteliai, pavadinti, sniego grumsteliai. Štai krūmelis, kas jame. Nu, turiu pasakyti, kad va, kaip ir pumpurėliai jau tokie. Na, čia jazmino krūmas matosi. Oi, kaip jisai gražiai žydėdavo. Tiksliau, jo kvapas būdavo jaučiamas visame šitame kieme. Nu, kas čia su tuo jazminu? Taip. Nuvytę, nudžiūvę žiedai, bet šiaip čianai jazminas. O kur koksai pumpurėlis? Nematau. Kur pumpurėlis? O štai jisai. Ką jūs pasakysit? Na, tai kaip čia jis atrodo, tas pumpuriukas. Gražu. Apačioj netgi kažkokie irgi lapeliukai matosi. Žali. Taip. Einame. O čia tai bent žalumėlis. Tokia grožybė. Nu, aišku, čia daugiau samanos, bet jūs pasižiūrėkit, kokios jos žalumo. Kokios jos gražumo. Tiesiog būčiau avelė kokia. Ar šiaip koksai žolėdis, pasižiūrėkit, tik valgyk, tik skabyk. Gardumėlis. Taip žalia. Ir ką pasakysi. Pavasarį jaučiu. Taip. Štai žalia. Visiškai žalia. Tai ką tu žiemą? Visokių žalumėlių. Pievelė ko gražiausia. O čia tai net, sakykim, vos ne pjaut reikia žolę. Taigi, gražu.
Taip. Čia kaip ir irgi jazmino krūmas. O, ten žalias kupstelis toks matosi gražus. Nu ką, dar prie vieno žalio. Sluoksnio tokio tarpo. Va, kokio žalumo. Oi. Nu tikrai, tos žalios spalvos visokių atspalvių pilna. 50 žalios spalvos atspalvių. Filmas. Taigi, antra serija. Prieiname prie alyvos krūmo. Alyvos krūmas netoks. Štai koks pumpuras. Ha. Atrodo, tuoj išsprogs. O viršuj, medžių viršūnės, dangus, kuo puikiausias. Ir štai ji, pavasario pievelė. Valio, pavasaris artėja.